Sveiki, gyvi mielieji. Taigi atvykome į prekybos miestelio Urmas centrinį Kauno turgų. Tai yra vienas didžiausių turgų visame Kaune. Ir čia mes ieškosime ne ko kito, o be abejo šventinių gėrybių jūsų stalui. O čia ir mėsos, ir žuvies, ir pyragų, štai šakočiai, skrusdėlynai, ir pieno gaminiai. Toks didžiulis asortimentas, kurio niekur kitur greičiausiai net ir nerasite. Netrukus viską apžiūrėsim ir gal net paragausime. Aš kaip didžiausia saldumynų gerbėja atėjau pirmiausia į saldėsių vietą, tai yra šeimos kepyklėlė. Absoliučiai jų pačių rankomis, jų pačių išmonė kuriami tiek desertai, tiek ir viskas aplinkui juos. Desertai be abejo yra natūralūs, sveiki, ne šiaip su kažkokiais pridėtiniais ten cukrais ir panašiais ten dalykais ir blogybėmis, bet kaip matote, rezultatas tiesiog įspūdingas, toks kalėdinis namelis. Čia jų pačių rankomis yra sukurtas, aš pati irgi negaliu patikėti, bet pažiūrėkit, čia net kaminas yra, pro kurį eina dūmai. Tai man čia atrodo neįtikėtina, kad tiek žmonės detaliai, gražiai viską sukūrė, niekada nesu gražesnio mačiusi gyvenime, tai tikrai labai jauku pamatyti tokią unikalią vietą. Aišku, yra ir mažesnių tų namelių, ir kitų meduolinių gaminių. O čia yra štai dėžutės, kur galite meduolinius sausainius patys pasidekoruoti, kaip jau jums patinka. Viskas yra pridėta, įvairūs įrankiai tam, tai jūs tik imkit su šeima, turėkit gražų jaukų vakarą ir pasipuoškite. Arba gali būti labai graži jauki dovana, sakyčiau, irgi, nes štai kaip dovana ir supakavo jums. Tai viskas paruošta, kaip sakiau, šeimos kepyklėlė, bet jie kuria patys net ir įpakavimus, varškės sūrelis, irgi jų čia yra viskas sukurta ir sugalvota. Pavyzdžiui, aš tai dievinu sūrelius, tai žinokit ir nekantrauju dabar paragauti, būtinai vieną nusipirksiu ir paragausiu. Tai štai, nusipirkau naminį varškės sūrelį su karamele. Nuo to ir prasideda mano kelionė po centrinį Kauno turgų. Paragaukim. Tikras šokoladas, tikra karamelė ir tikra varškė, kas svarbiausia. Super, nuostabu. Keliaujam toliau. Kalėdom, žinokit, paruošti yra ir mėsos gaminiai, kaip mato, čia yra šventinės kalėdinės dešrytės, štai kaip gražiai kalėdiškai, jo šventiškai supakuotas. Neįtikėtina, šiaip mane dar neteko matyti, bet pasižiūrėkit, o ką. Ir dešra kažkokia, ar ne, galėtų atrodyti va taip išvaizdžiai ir galima nešti kaip dovaną netgi. Nuostabu, tikrai. Šiaip jau mėsos gaminių čia pasirinkimas yra labai platus, labai didžiulis, taigi jeigu atvyksit, tai pamatysite čia ir vytintų, rūkytų mėsyčių, dešryčių, įvairiausių, kokių tik tai norite, ir lašinių. Ojei, pasižiūrėkite, visas šaldytuvas lašinių, kokių tik tai irgi norim, turbūt galima rasti su įvairiausiais gal net ir prieskoniais, kažkokiais įvairaus sūdymo ir kitokio ruošimo. O šiaip jau čia labai gerai, žinokit, vaikštinėti. Šilta, malonu, kažkaip labai smagu, viskas pasipuošia kalėdoms ir toksai tikrai jaukus labai turgus. Dabar keliausim toliau, dar pasižiūrėt, ką iš mėsos gaminių galima tokio ypatingesnio surasti. O šitos vietos tai neįmanoma nepastebėti, ne tik dėl balionų, bet ir dėl to, kad parašyta Mėsos imperija, daug ir kitaip. Kad daug jau akivaizdu, bet kaip kitaip. Tai čia atėjusi, kiek arčiau priėjusi, pamačiau, ką reiškia daug ir sužinojau, ką reiškia kitaip. O kitaipgi tuo, kad čia yra tik tai kokybiški gaminiai. Tai ne šiaip savo kažkokios, bet kokios prekės atsidūrusios prekystalyje, o žinokite, tik tai patikrintos pačių imperijos šeimininkų, tai jie labai kruopščiai atrenka gaminius, jie nukeliauja pas vietinius ūkininkus, įsirenka, kas jiems patinka, paragauja patys, pasižiūri, ar tikrai gerai,
o jų jau aišku uoslė ir skonis išlavinti per daugelį metų, tai galima jais pasitikėti ir galime be abejo pasitikėti šiais gaminiais. Tai kaip matote, ir paukštienos yra, ir įvairios mėsos, ir gali netgi kalėdoms supakuoti gražiai. Tai sakykime, turime čia ir duonelės netgi, ir alyvuogių, ir sūrių. Tai jeigu įsirinksite tai, kas jums patinka, ką norite nešti savo svečiams, tai gali jums čia vietoje gražiai viską supakuoti ir tikrai turėsite tokį kokybišką rinkinį gėrybių. Man dar labai patinka jų tokie išskirtiniai užrašai, tai iš toli jau matai, kad štai tikro senovinio skonio skilandis ar virtas garuose minkštas, netrupa liežuvinis kažkoksai tai dalykėlis, krosnyje keptas naminis ypatingai skanus. Nu, žodžiu, viskas pabrėžiama skirtingomis spalvomis ir labai smagiai. Tai kažkaip man iškart labai patinka, kad žmonės taip viską pozicionuoja ir taip kūrybiškai pasižiūri į savo darbą. Dabar atėjome į vietą, kur aš jau tiesiog užuodžiu iš toli, kad tai yra visiškai šviežia, gera mėsa, o šeimininkas štai Aivaras, kuris mums ir papasakos, ar ne, čia suprantu, yra paties verslas? Taip, mano paties verslas, beveik 10 metų jau dirbu čia, pradėjau su kaip sakant, šeimos verslas, bet aš jį perėmiau. Jautiena jums, taip ir vadinasi, čia kaip parašyta, ar ne? Tai ką čia galima rasti dabar, kas aktualu ypatingai šventiniam stalui? Šventiniam stalui, dar kol kas už savaitę. Kitą savaitę, jau turim savaitę, tai tada papilnės, bet šiaip pagrindinės prekės būna liežuviai, viršienos pradeda ieškoti, karkos ir daug kas yra įsigiję komodo vono kepsninės, tai pradeda kepti antrekotus, vidinės išpjovas, kaip sakant, files. Tai čia matau, kad yra šventiniai. Kumpiai, jaučio, mentės, žodžiu, visokios dalys, kokių tik tai norisi. Taip. Ir svečius pavaišinti tikrai bus kuo. Taip, jau giminės stalas gausus turėtų būti. O iš kur pas jūs atvyksta visa produkcija? Visa produkcija yra lietuviškų ūkių. Superka iš lietuviškų ūkių gyvulius ir man atveža. Tai irgi patikrintos labai paprastai, taip, patikrintos vietos, ta prasme, daug metų nesikeičia. Tai va taip ir dirbam toliau. Kas pačiam patinka labiausiai? Vis tiek turbūt tenka, ar ne? Nenori paragauti vienos kitos mėsos? Taip. Aš tai dažniausiai kepsnį kepuosi antrekotą arba taip pat vidinės išpjovos. Visada galima susimalti mėsytės ir pasidaryti makaronus paprasčiausius. Labai gerai. Net ir to galima čia rasti. Super, ačiū labai jums. Dėkui. Ko, bet aišku, kad saldumynų čia, žinokit, netrūksta, yra šakočių visa krūva, bet kas mane užkabino labai stipriai, tai va tos puokštės, kurios yra iš sausainukų, tokios sudėtos, visi tie sausainukai labai spalvoti, gražus ir galima va tokį nešti į svečius. Tai va, jeigu trūksta idėjų, ką čia pridėti prie dovanos, tai va galima kažką tokio pasirinkti, arba yra vietoj puokščių ir padėklai visi, kaip matote. O sausainukai irgi teminiai, tokie kalėdiniai. Labai juokinga, kad čia yra tokie sniego seniai. Jūs tik pažiūrėkit, kiek čia daug visokių spalvų ir net nežinau, kaip čia žmonėms nepritrūksta kūrybos, gaminant tokius saldėsius, bet įvairiausių formų šventinių skanumynų. Atėjome į atskirą turguje skyrių, tai yra žuvies turgus, o aišku, kad lietuviams ant stalo, kūčių stalo ypatingai aktuali yra žuvis ir čia įvairiausių silkių galima rasti ir sūdytų, ir kokių tik nori su galvomis yra, kas tikrai aktualu. Labai patinka lietuviams patiems tą silkę pasiruošti, pasigaminti, tai tikrai čia galima rasti ir tokių variantų, ir jau paruoštų, ir taip pat šaldiklyje įvairiausios žuvies čia jau matau, tai ir kalėdų stalui, ir kūčioms. Jums tikrai čia, žinokit, bus iš ko rinktis, o matau, kad eilės ir dabar po didžiausias čia. Prieš šventės neįsivaizduoju, kas čia darysis. O čia yra prie visai išėjimo jau toksai šaldiklis, kur galite rasti egzotinių gėrybių. Pavyzdžiui, čia matau upėtakio ikrus, varlių šlauneles, netgi ir tokį dalyką pasirodo, šiaip nesu gyvai dar mačius tokio dalyko, bet va, prašau, Kauno centrinėme turguje rasite. Yra ir sraigių, štai prašau, ir net omaras. Vau, pasižiūrėkime, kaip čia jisai atrodo. Nu va, tokių dalykų turbūt kasdien nepamatysime, o čia šventiniam stalui pačių ypatingiausių galima rasti.
žuvies tokių produktų ir tikrai labai, man atrodo, ypatingų netgi variantų. Kaip gerai žinokit, kad čia centrinėme Kauno turguje yra vietelė, tokia Gossip dienos istorijos kavinė, kurioje ateini, įsirengi, ką nori ir iš tiesų pavalgai skanaus, labai gero, kokybiško ir tokio naminio maisto. Ir va, prašau, dar ir kavelės gavau. Ačiū Jums labai. Tai va, dabar pasistiprinsim, kavelės atsigersim ir keliausim toliaugi apsiprekinti. Tai kaip matote, visai neseniai atsidariusi ši kavinė, būtinai užsukite, be galo buvo skanu, absoliučiai nuoširdžiai sakau. O dabar keliaujam prie pieno, daržovių produktų, pasižiūrėsim, kągi čia turgus pasiūlys. O šiame turguje taip pat yra ir vaisių bei daržovių, labai gausus pasirinkimas ir yra tiek ir egzotinių, tiek ir va kaip tik dabar operatorius Jums rodo jau marinuotų, raugintų produktų, kur netgi sako, va šeimininkai čia patys yra marinavę, parauginę. Tai jau žinot, tikrai jau gerą daiktą valgysite, o va štai drakono vaisius čia prieš Jūsų akis, koksai gražuolis visas ir šilauogių, galima rasti ir vyšnių, trešnių, persimonų, šiaip įvairių žolelių yra, na sakykime, man labai patinka šitas kampas, nes čia ateini ir žiemą taip jau bet kur nerasi, ar ne? Tokį dalyką, čia ir krapų yra šviežių, ir petražolių, ir salotų, tai va, tai labai smagu, ir laiškų netgi svogūnų, ridikėliai, žodžiu, visko čia jau rasite atvykę į vieną vietą, tai jau visko ir nusipirksit ir niekur kitur ten į prekybos centrus net nereikės dairytis. Na, dabargi atėjau į tikrą pieno karalystę ir čia iš karto jau apžiūrėjau, iš pradžių ten buvo sūrių, tokių įmantresnių su prieskoniais, jie atkeliavę iš Anglijos, kiek mums sakė čia pardavėja šeimininkė, o netrukus pamatysime ir sveriamų produktų. Čia yra tikro kaimiško senolių sūrio ir taip pat rūkyto medžiotojų, kaip gal kai kurie mėgsta labiau tokį variantą, o aš asmeniškai labiausiai mėgstu želė sūrį. Iš tikrųjų mėgstu labai desertinį tokį su želė gabaliukais, man, pavyzdžiui, labai patinka. O jeigu nuvykstu pas kokį tėtį, tai visada ten galima rasti kaimiško sūrio, nes yra tokių žmonių, kurie tikrai vertina būtent varškės, naminį sūrį ir netgi geba kai kurie patys pasigaminti. Jeigu jūs patys nesugebat, kaip ir aš, pavyzdžiui, tai galite čia atvykti ir nusipirkti. Žinokit, man čia kažkaip labai jauku tame centrinėme Kauno turguje, kuris beje randasi prekybos miestelyje Urmas, ogi tuo, kad čia labai daug šeimos verslų yra. Galima pabendrauti su tais, kurie yra šeimininkai, kurie suinteresuoti, kurie žino, kokį produktą parduoda. O jie tikrai žino, ką Jums pasiūlyti, kad pasidėtumėte ir ant savo šventinio stalo ir svečiams nuneštumėte. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems, pasimatykime jau kitąmet. Gražių švenčių, mielieji. Iki!